Ir dabar tiesiog užsimerkim. Giliai, giliai įkvėpkim. Iškvėpkim galim su garsu. Neįjunkim kvėpavimą, bet pajauskim kvėpavimą, tapkim kvėpavimu. Kvėpkim iki pat pilvo apačios. Pilvas išsipučia. Ir iškvėpkim taip, lyg atrodytų, kad nebelieka nei vieno oro burbuliuko mūsų sistemoje. Iki tokio lyg ir svaigtelėjimo galvos. Ir tada vėl įkvėpkim ir pajauskim tą tokį gilų, stiprų jausmą, kokia yra dovana kvėpuoti. Kaip mes dideliai esam apdovanoti Dievo gyvybę palaikančių kvėpavimų. Mums nieko dėl to nereikia daryti. Kvėpavimas ateina ir išeina. Bet jeigu tik mes pastebėtumėm, jeigu tik mes nukreiptumėm dėmesį į jį, jis taptų iš viso karališku. Jis taptų gydančiu, vedančiu per dieną. Kaip dažnai kvėpavimą mes patiriam tokį trūkčiojantį, trumpą, negilų, mes įkvepiam iki krūtinės vidurio, iškvepiam greitai ir bėgam ir darom ir vėl įkvepiam, iškvepiam ir paskui gal greičiau, gal vėliau ateina tas momentas, kai, sako, mus užpuola nemiga, panikos atakos, nerimas. O jeigu tik mes išmoktumėm kvėpuoti taip, kaip kvėpuoja kūdikiai, taip kaip mes kvėpuodavom vaikystėje. Visą tai atsitrauktų, o mes nueitumėm į gylį. Ir tiesiog kasdieną išmoktumėm vis labiau pajausti save. Kad aš esu čia, aš esu Rūta, aš esu Staselė. Aš sėdžiu čia šitam kambarį ir kvėpuoju. Ir jeigu tik tai sau leistumėt, jūs pajustumėt, kaip su kvėpavimu mes jungiamės. Mūsų kvėpavimas keliauja į viršų. Ir lyg nematoma, nežinau, ko tikite. Dievo visata, didžioji kūrėjų. Jis lyg paima mūsų už tokio nematomų gijų ir veda. Mums nereikia ištiesti rankų, mums nereikia kažko prašyti, kvėpuokime, tik kvėpuokime taip giliai ir taip atidžiai, kad Dievas mus išgirstų.
dabar sudėkime rankas į maldos mūdrą. Ir stipriai, stipriai patrinkim. Įkaitinkim savo delnus. Ir pakelkim į kairę ir į dešinę. Į viršų, bet rindamos ir nuleiskim prie savo krūtinių. Priglauskim nykščius prie krūtinės duobutės. Dar kartelį įkvėpkime giliai, giliai. Iškvėpdamos nuleiskim pečius. Delnas spaudžia į delną. Dar kartelį įkvėpiam. Ir su iškvėpimu smakrą įstatom į kaklo duobutę. Ir dabar įkvėpsime mūsų mantroms. Mūsų gražiosioms, stipriosioms mantroms. Ir kai giedosime antrą mantrų dalį, apsauginės mantras, įsivaizduokite su kiekvienu skiemeniu, kad jūs iš kairės į dešinę apsukat save. Galite apsukti save, galite apsukti savo artimuosius, galite apsukti savo namą, savo šunį, bet ką, kur nukeliaus jūsų dėmesys. Apsukit ir apsukdamos pakelkit tą dėmesį, tą apsukimą ir atiduokite kūrėjui rankas. Jisai susirinks visas šitas gijas ir jūs jausite apsaugą. Taigi dar kartą įkvepiam, iškvepiam ir įkvepiam mantroms. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sri Gurudeve Name. Ir įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulban, sutraukiam išangės raumenis, lytinių organų raumenis, lyg tokius žiedelius sutraukiam. Pilvo centrą prie nugaros, stiebiamės į viršų. Laikom įkvėpimą. Iškvepiam, atsipalaiduojam, nuleidžiam rankas ant kelių, genmūdroj. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Pradėsime neilgu apšilimu ir apšilimas bus, paleiskit kūną. Tegu būgnai veda, tegu veda jūsų kūnas. Išsiražykite
kaip tik tai jum norisi, kaip tik tai jūs, kaip taip galbūt įdomiai, galbūt kūnas norės kažkokį tai daryti judesį tokį keistesnį, jeigu jisai daro jį, tiesiog pajuskit ir padarysiu garsiau, kaip tik norit, kaip tik tai juda jūsų kūnas taip, galbūt kažkoks tai judesys ar išsitempkit kojas, rankas, išsirangykit kaip katės. Kūnas žino, ko nori. Tik jam reikia leisti. Leisti judėti taip, kaip jam norisi, kaip jisai įsivaizduoja. Ir nepamirštam kvėpuoti.
Ir giliai įkvepiam. Iškeliam rankas, kur bebūtumėm. Ar ant grindų, ant stovėdamos. Ir iškvepiam. Jeigu stovim, pasižiūrime savo kojų pirštus ir nusileidžiam į lengvąją pozą. Ir keliausim, apšilom. Gerai, vandenuko norisi atsigerti. Gal atrodytų nelabai kundaliniškas tas apšilimas, bet iš tikrųjų išjudėjimas ir išsikratymas irgi kundalini viena iš labai stiprių praktikų, ypatingai su šamaniškais būgnais. Išsikratyti, čia toks, wow, akis atsidarė. Gerai. Ar aš gerai girdžiuosi? Super. Mes keliaujame į mūsų kryją. Truputėlį aš apie ją papasakosiu. Jinai vadinasi angliškai Total Balance kryja. Visapusiško balanso kryja. Taip ją galima pavadinti. Nelengva. Veikia mūsų aurą ir elektromagnetinį lauką. Toksinų išsiskyrimą skatina, tikriausiai nežinau, aš taip dabar man labai smalsu tyrinėti ne tik tai dvasinį, bet ir mokslinį pagrindimą. Tai kol kas mokslas nėra labai pagrindęs, bet aš galvoju vis tiek, kad kol mes judam, kai mūsų kūnas juda, kai mes ar suprakaituojam, tai tikrai šitas jau yra pagrįsta mokslu, kad išsiskiria toksinai. Tai skatina toksinų išsiskyrimą, lavina raumenų koordinaciją ir suteikia pusiausvyrą smegenims. Mes darysim smegenų mankštą, masažą. Joms labai tai nepatinka, joms patinka, kai niekas jų neliečia ir jos gali sau būt ramiai. Susiharmonizuoja viskas viduje. Ir svarbiausia, kad tai atsitiktų, užduotis reikia atlikti tiksliai. Nenukrypti ir tai, ką aš sakysiu, tai tą ir darom. Taip. Ką čia dar apie rašo? Kad skausmą galim patirti. Jeigu jausite skausmą, aš aišku jūs vesiu, kvėpuokit. Tas skausmas yra ne fizinis skausmas, ne tas skausmas, kurio, oi, čia negaliu kentėti. Ne. Dažniausiai tas skausmas pasireiškia nervinės sistemos kažkokiu negalavimu. Jeigu skauda, tai galit suprasti, kad kažkur tai yra kažkoks tai blokas, kurį reikia tiesiog kaip išpompuoti, išvalyti. Tai va tą mes darysim. Čia aprašyti dar ir pratimai, tai aš, kai jau per juos keliausiu, tai ir sakysiu, ką jie kur reiškia. Tai pirmas pratimas. Mes iškeliam savo kairę ranką, ištiesdamos delną į viršų. Aš nusistatau laiką. 60 laipsnių. Dešinė ranka kaip dubenėlis guli skreite. Kairę iškeliam į viršų. Užsimerkiam
Ilgas gilus kvėpavimas. Stuburas tiesus, alkūnė tiesi. Ištempkite delną. Ištemptas delnas. Per ištemptą delną pajausite tokį nepatogumą rankoje. Tai taip ir turi būti. Mes darome pusę krijos laiko. Įkvepiam. Ir su iškvėpimu nuleidžiame ranką, dedame į skrytą, keliam dešinę ranką į tą pačią poziciją, kairė lieka dubenėlyje skrytė. Ilgas gilus kvėpavimas. Delnas tvirtas ir lyg jūs laikytumėt dangų jame. Kvėpavimas ilgas ir gilus. Įkvepiam. Su iškvėpimu nuleidžiam ranką. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir keliam abi dvi rankas. 60 laipsnių kampas, delnai įtempti, alkūnės tiesios, rankos tiesios, alkūnės nesulenktos. Atveriam krūtinę, atveriam pažastis. Ilgas gilus kvėpavimas.
Prakvėpuokite visą savo nepatogumą. Mes laikom po 2 minutės. Tikrai tas laiko tarpas įmanomas išlaikyti. Jauskite save. Kvėpuokit. Ir įkvepiam. Ir su iškvėpimu lėtai nuleidžiam rankas ant kelių, genų mudra. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Sekantis mūsų pratimas. Uždarome kumščius, jogos kumštukus. Mes iškelsime rankas vėl į tą pačią poziciją, 60 laipsnių kampu ir suksime riešus. Lėtai, neskubėdamos. Sukam riešus į vidų. Alkūnės tiesios. Rankos tiesios. Kvėpuojam. Įkvepiam. Su iškvėpimu nuleidžiam rankas iki pusės, iki paraleliai grindims. Ir toliau sukam. Bet dabar prijungiam ir dilbius. Lyg banga eitų jūsų ranka. Lyg gyvatėlė. Ne tik riešai, bet juda ir dilbiai. Kvėpuokit. Pasijaus nepatogumas pečiuose, rankose. Kvėpuokit.
Nebedaug beliko. Ir įkvepiam. Su iškvėpimu nuleidžiam rankas ant kelių, gemūdrą. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai ir galite truputėlį tiesiog atlaisvinti rankas. Atlaisvinti rankas, pečius, galite net ir pamasažuoti. Sekantis pratimas reikalaus ištvermės. Apie šitą pratimą yra rašoma, kad jisai buvo naudojamas kaip terapijos sistemos dalis žmonėms, turintiems psichikos sveikatos sutrikimų. Jie jausdavo didelį skausmą, rėkdavo ir šaukdavo, tačiau skausmas yra tik rodiklis padedantis parodyti, kiek reikia pakoreguoti smegenų veiklą. Rašoma, kad šis pratimas padės išgydyti save, padės iš jūsų proto iššluoti šiukšles. Gali būti, kad jūs pajusit niežulį, kažkokį dirginimą. Skausmas tai tikrai bus, pažadu. Pereikite tai, kvėpuodamos. Ir paskui ateis tas toks didžiulis palengvėjimas. Tai labai pasistengim nenuleisti rankų. Įsitaisom. Galit truputėlį ir kojas, nes mes darysim pusę laiko. 5 minutės. Įsitaisom, ištiesinam nugarą, sėdim tikrai labai patogiai. Rankos yra tokios. Nykščiai yra priglausti, delnai yra pirštai suglausti. Mes ištiesiam rankas paraleliai grindims. Ir laikom. Ilgas gilus kvėpavimas. Delnai žiūri į apačią. Alkūnės tiesios. Pečiai neužkelti. Slenkstis, kurį jūs galit peržengti. Riba, kuri tampa ne riba.
Liko mažiau negu pusę laiko. Tegu padeda kvėpavimas. Paskutinę minutę. Kvėpuokit, jūs galit. Ir įkvepiam. Ištempiam rankas. Iškvepiam, nuleidžiam lėtai, 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 lėtai ant kelių. Šaunuolės. Galit pasakyti tą. Gali pasileisti emocijos, gali pradėti byrėti ašaros. It's okay. Gyja jūsų nervinė sistema. Galite apkabinti save. Įveikiam. Sekantis pratimas. Aš iš pirmo parodysiu nepakėlus rankų, paskui mes jas pakelsim. Vienas pasikelia pirštas, abidvi mes keliam. Vienas pirštas, vidurinis pirštas, sunkiausias bevardis pirštas, mažylis. Ir mes iškelsim rankas. Nebesimato tų mano rankų. Aš jas parodysiu. Mes iškelsim ranką ir 1 minutę. Jau čia tikrai nebaisu. Kilnosim pirštukus. Stenkitės, kad pakiltų visi. Nežinau, kiek išeina tas bevardis. Man bevardis sunkiausiai. Bet tiesiog. Vieną po kito. Aha, nykštys yra po visais pirštais. Aš žiūriu, kad jis man kažkur tai ne ten. Nykštys po visais pirštais ir kilnojam. Čia jau nebeilgai, minutėlę.
Ir įkvepiam. Ir su iškvėpimu nuleidžiame rankas. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir mes keliaujam į kobrą. Žiūrėkite, kas ką gali. Jeigu dabar manęs nesimato, pasitvarkysiu. Negalite į kobrą. Aš savęs patausosiu savo nugarą ir gulsiuos ne į kobrą, o į sfinksą. Padedam alkūnės po pečiais, rankos ištiestos. Iškišam liežuvį, kiek galim. Galva pakelta, smakras į viršų. Iškišam liežuvį ir kvėpuojam per burną. Ilgas gilus kvėpavimas. Svarbiausia, kad jūsų dubuo būtų prispaustas prie grindų. Ir įkvepiam per nosį. Ir su iškvėpimu labai lėtai slankstelis po slankstelio nusileidžiame, padedame galvą ant dešinio žando, rankas į šonus, delnais į viršų. Ir kelios akimirkos poilsio galit pavizginti uodegytę, kad atsipalaiduotų jūsų nugara. Ir vėl įkvepiam. Pasidedam rankas po pečiais. Ir su iškvėpimu keliamės. Grįžtame į lengvą pozą. Jeigu turit, galite atsigerti vandens. Kas žino, sitalė pranajama kvėpavimas. Šitaip sudedam liežuvį į tokį vamzdelį. Įtrauksim orą, įkvėpsim per liežuvį. Iškvėpsim per nosį. Jeigu liežuvis nesusideda į vamzdelį, galite jį tiesiog prispausti prie viršutinės lūpos ir tarp jų susidariusi tarpelį traukti orą. Man neišeina parodyti, nes mano susisuka iš karto liežuvis. Gerai. Užsimerkiam rankos ant kelių, genmūdroj ir kvėpuojam.
Ir įkvepiam per nosį. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulban. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Dar kartelį įkvepiam. Iškvepiam. Dedam rankas ant kelių ir keliaujame į sufijaus sukinius. 26 kartai į dešinę, 26 kartai į kairę. Arba į kairę, į dešinę, kaip jums patogu, nuo kur pradėsite. Labai lėtas, dėmesingas judesys. Skaičiuojam pačios. Įkvepiam į priekį, iškvepiam. Kai sukamės, kai nugara išsilenkia atgal. Ir kai padarom 26 į vieną pusę, sukam 26 į kitą. Ir kai pabaigiam, leidžiam kūnui sugrįžti lėtai. Įkvepiam, iškvepiam. Sekantis mūsų pratimas. Truputėlį jau ir paskubinsiu. Šiek tiek vėluosim. Matau, kad vėluosim, bet tikiuosi, kad kelias minutės. Rankos tokios kaip šuniukų. Alkūnės prispaustos prie prie šonkaulių. Ir sukam pečius į priekį.
Kvėpavimas prisitaiko. Numeskite pečius. Ir įkvepiam, pakeliam pečius. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulbant, stiebiamės į viršų. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Rankos ant kelių, gen mūdrai. Gilus įkvėpimas ir iškvėpimas. Sekantis mūsų pratimas. Mes atsisėdame, ištiesiame kojas. Pirštai kojų ištempti kaip balerinų. Rankas pasidedam už nugaros. Patogiai delnais į išorę. Mes kilnosime kojas. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Šis pratimas veikia apatinę stuburo dalį. Bet yra aprašyme pasakyta, kad jis ne tik veikia apatinę stuburo dalį, bet ir padeda sinusams atlaisvėti, bei jeigu skauda galvą, galite daryti šį pratimą. Kojos tiesios, ištemptos tokios kaip balerinos. Įkvepiam. Ir pakeliam vieną koją, įkvepiam. Užlaikom šiek tiek, nuleidžiam, iškvepiam. Kitą koją pakeliam, įkvepiam. Užlaikom šiek tiek, iškvepiam. Dabar keliaujam į... Šiaip į lotosą reikėtų, aš neatsisėdu į lotosą. Žiūrėkit, kaip jums. Ir galima pasidėti, jeigu turite prieš kaktą pagalvėlę, galima jos ir nedėti, žiūrėkite, koks jūsų yra, kokios jūsų išsilenkimo galimybės. Mes sujungsime rankas už nugaros į Veneros užraktą ir leisimės kaktą į apačią. Rankas pakelsim. Kakta tiek, kiek sugebat. Jeigu paliečiat grindis, labai gerai, jeigu ne, tai pasidėkit pagalvėlę. Ilgas, gilus kvėpavimas.
Rankos pakyla irgi tiek, kiek jūs sugebat pakelti jas. Jeigu labai nedaug, viskas tvarkoj. Ir giliai įkvepiam. Ir su iškvėpimu atpalaiduojam rankas ir grįžtam. Pakylam. Dabar sugrįžtam į lengvą pozą. Ir mūsų paskutinis pratimas. Ir šis pratimas aprašyme parašyta taip. 11 pratimas sutelkia jūsų protinę projekciją į vieną kryptį teigiamumą, teigiamą kažką tai, ką jūs galite teigiamo nusistatyti savo ir savo kasdieniams užduotims, ką jūs darysite. Tai paskutinis mūsų pratimas. Mes sudedam rankas taip kaip į... Sustu Marija. Pamečiau žodį, atsiprašau. Matot, kaip sudedam rodomuosius pirštus, juos sujungiam ir uždedam kairį nykštį ant dešinio. O tad mintis, tai mano va šitaip iškeliavo. Satkryja, va, mūsų satkryja taip daroma. Ir mes ištempsime rankas į priekį, nusistatysime tą kryptį, užsimerksim ir giliai kvėpuosim. Rankos ištiestos, pečiai nuleisti. Irgi galėtų būti sunkus pratimas, bet kadangi neilgai, tai manau, kad tikrai nebus labai sudėtinga. Ir įkvėpkim. Užlaikykim įkvėpimą. Prijunkim ulbą. Iškvėpkim, nuleiskim rankas ant kelių genūdro. Ir gulkimės į labai trumpą šavasaną, nebeturim jau, atsiprašau, laiko, užsivėlinom. Tai tik tai porą minutėlių. Neperjunginėsiu muzikos, tie būgnai mus toliau ir neša. Bet įjunkite, leiskite kūnui absoliučiai atsipalaiduoti. Tiesiog pasakykite,
Ilsėkis, dabar ilsėkis maksimaliai. Ir giliai, giliai įkvėpkim. Iškvėpkim. Pradėkim po truputį sukti kojas, rankas, riešus ir čiurnas. Ir dabar ištempkime rankas į viršų. Ir įstempkim, pasiražykim. Įstempkim į vieną, į kitą puselę, kaip bananai. Įkvėpkim, priglūskim dešinę koją prie krūtinės. Ir su iškvėpimu lenkiamės į kairę pusę. Dešinė ranka, galva, pečiai lieka ant žemės. Darom katės išsilenkimus. Sugrąžinam dešinę koją. Ir tą patį darom su kairė. Įkvepiam ir lenkiamės į dešinę pusę. Iškvepiam. Dabar sugrąžinam abi dvi kojas prie krūtinės ir šiek tiek pasisiūbuojam į dešinę, į kairę. Sudedam rankas ir kojas, patrinam, įsižeminam. Šiltus delnus galite uždėti ant akių ir juos atsimerkti. Apkabinam kelius ir pasisupam. Tegu visi slanksteliai grįžta į savo vietas. Keli kartai ir sugrįžtam į lengvą pozą. 9:09, vėluojam. Tai dabar jau be giedojimo, be dainų mes uždarysime mūsų erdvę vienu giliu, ilgu sapnam. Tiesa yra mano tapatybė. Giliai įkvėpkim, iškvėpkim ir įkvėpkim antrai. Lenkiuosi ir dėkoju visų pirma sau, kad priėmiau šį iššūkį
kad padariau. Lenkiuosi ir dėkoju jums, kas jungiasi, kas dar jungsis, kas praktikuos pagal įrašą. Jūs esate ta varomoji jėga, dėl kurios visa tai vyksta. Ir dabar tyliai arba garsiai, kaip norit, tiesiog pasakykit savo ačiū, didžiulį ačiū. Ir įdėkite save į didelį dėkingumo burbulą. Ir